Sveiki visi, su jumis ir vėl aš Adomas ir šiandien filmuoju naują Farming Simulator 2017 epizodą. Tai bet ką atsim šiame epizode, tai darysim rulonus. Jo, nes tiesiog noriu pabandyti daryti rulonus šitam. Tai vat, turiu biškį pinigų, sudirbau. Ir galim iš karto nusipirkti, tai mums reikės. O mums reikės frontloaderį įsigyti. Bei šeklių. Sakysiu 2 vienas, man reikėsiu 2. Ir tada aš pačią presą. Norėčiau šitą, bet pirksim šitą. Vėliau gal darysim. Kol kad bus gerai rulonai. Ir šitą modintą priekabą, kuri yra visai nebloga. Tai va, galim pažiūrėti. Vat mūsų visa įranga. Čia man turiu atsivarę savo valtrą. Ir aš svorą nepalikau. Aš tikiuosi eitmas yra kažkaip užkabint. Aš jau daugiau namie palikti. Ne, nes. Reikės kažką galvoti, kažką... Opa. Nieko čia matau nereikia galvoti. Ir dabar aš galėsiu tau susidint. Taip galėsiu. Tai vieną įmesiu priekabą. Jį paskui parsivešiu. Nes dabar mus pasvežti ir šitą presą ruloną. Nes, nu, man reikės 2 tam, kad viena būtų fermoj. Šūdas. Vienas turėtų fermoj, tai yra skilta valtrai, kai jis nurodo kažką tai. O kitos, kad būtų prie kiaulių, nes ten tik tai astarakus ir tai kaušą. Tai jisai negalės įsimest ruloną. Nu, ką aš čia daros? Galim žadėti savo namų. Ir žmonės, aišku. Kita, kad neatsiranda geresnių, nu, kad daug, pavyzdžiui, presto pat Niholando. Žinau, kad 13 buvo lygtais Amazone ar Krone, arba Krone, matau. Čia Niholandas. Aš tik mačiau, kad yra šitam farminge, kad yra modai, mačiau yra kažkoks keiso ir Niholando raudonas, kas ten tai šis labai keistas. Tapas Niholando presas tik raudonas spalvos. Koks yra tau gerai? Jo. Tai va, tu dažasim į savo fermus. Išsinu šiek kažką čia va prie kiaulių. Ar... Kada aš galėsiu, kada man žinau, kada jis yra užaugę. Gal parneš. Man čia būtų įdomu pabandyti parduoti. Tegu lauja. Įdomu gal tik laikas tikriausias. Tos sulėgo laukas. Jisai užaugęs lyg ir. O, jo gal ar ne. Ir kaip matot, štai čia kombainas jau baigė pjauti miežius. Pasėjau miežių. Nežinau kodėl, bet tiek aš jau pasėjau. Nors galėjau sėti javus, bet ką žinau, man geriau. Jau išsikuriam savo masį perkus, darbinį arkliuką, kuris dirb šitą darbą. Labai jau kokios atrodo mažas presas prie. O šiaip tai ne. Bet gerai bus. Tiks šitam darbui.
Su masės vargus, nes... Jo, reikia dar prie kombainą. Nu, kombainas tai bus masės fermis, nes... Bus labai gerai. Turėsiu masės fermių šeimą. Būčiau pirkęs Vendą, būčiau jos pirkęs kombainą fermą. Supirko masės fermis. Aš panaudai pirkęs. O na, traktorius tai... Ai, dar be to pardaviau tą keisą. Nežinau kodėl, bet aš jį pardaviau. Manau, kad tikrai idėjai kol kas užteks, nes šitas tikrai dirbo visus kaip darbus. Didžiulis biliūnas, o tas tai tiesiog lengviai visas darbus atlieka. Ir man iš visų reikėtų išpjūti kombainą. Nes išsijungu. O tada laukas irgi yra užšytas miežiais, nors aš nenorėjau, bet žinau, kaip matyčiausi. Tai dar yra visas laukas miežių. Bet jau jo tikriausiai šiandien gal nepadarysiu, nes užteks manau tų rulonų. Tai išės tiek užteks. Bent jau kuriam laikui. Tai tu gali normaliai mus jau išėti šitą. Tai kad užteks. O vėliau tai pabūt. Jau reikės pjaučyti. Tai čia yra pasėta, jei neklystu, žirniai. Kas čia man mėtų? Kažką tai mėtų. Dėksa. Gerai. Tai tu kombainę kulk, moteriškė. O mes žiūrėjom toliau. Pasirodė, man atrodo, jis išsijungia. Ar ne? Ar nespėjau dar? O nespėjau geras. Galime įsijungti šimturėlius, kad būtų gražesnis traktorius. Tai jau, turime iš vieną ruloną. Ir ką dar, man atrodo, paėsim šiam epizodą, tai pasimsiu valtrą ir vieną, manau, ruloną nuvešim iki kiaulių ir pabandysim įdėti tą aparatą ir kiaulėm tiesiog kažką įsidėti. Nes jo. O manau, kad už kadro susikrausiu jiem prekybos ir nuvešiu iki kiaulių. Olekas pas kiaulės. New Hollandui nuvešiu tą. Šakės galėtų bet kada būtų galima su juo dėti. Čia, man atrodo, reikės taupyti jau pinigus ant naujo lauko. Aišku, tai labai brangiai nekainuos, bet kokį nors laukelį galbūt pasiimsiu. O šitą arba... Tikriausiai 5 kartą gal užsėsiu žolę. Nes, nu, ką žinau. Gal gerai tai žolė. Gal pasišienausiu ir... Tai, žinau, į rimtuvą tiesiog prie karvių gal retkarčiais nuvežti silosu. Kad nusipirkos karvės jau turėtumėm čia kažką, bent jau kokias kažkiek tonų, ką žinau, kokias. Žodžiu, turėtumėm ten žolės, gal net losant žolės. Įdomu, ar dabar leidžia, nu, ar dabar irgi reikia 10%, ar gal galim, ar kiek. Nes reikėdavo būtinai 10%, būdavo 100 tonų. Tai normaliai buvo. Jo, tas kultivatorius dabar nežinau, man bus reikalingas. Galbūt aš jį parduosiu, nes jeigu aš jį pirksiu kitą sėjimą ir kad joje nebus kultivatorius, tiek tada reikės įpirkti man didesnį. Dar parduosiu kultivatorių. Visi lygiai nedaug tikras, bet būtų dar vertė normaliai likus. Nu, kartais dirbęs 1 valandą. Šitas 1-2. Šitas nedirbęs. Nedirbęs. O čia kaina kilo nuo to laiko dirbo. Krašas mūsų. Su galbūt reikėtų visiškai daugiau modų, bet aš nelabai randu kažkokių modų.
Gal kokį John Deere traktorių surašysiu. Nežinau, galbūt jums pirktų. Bet man iš tiesų, čia tų modų dar nelabai reikia, nes tiesiog tikrai gan daug yra ir traktorių, tikrai yra pasirinkimas normalus. Kad ta pati Valtra, Fendas, net ir, pavyzdžiui, Fendo, galbūt Valtra. Nu, Valtrą turim, tikrai. Bet kažkaip man į Honda, bet kažkaip visai gražiai atrodo. Tikrai čia yra ką dar nusipirkti. Dar tie modai kol kas tikrai nėra labai reikalingi. Kažkaip vėliau tai. Be modų nebus įdomu. Valdys tie modai. Aišku, dar turės išeiti šitas editionas. Įdomu, kas nebus. Tik nelabai ką jie dabar turėtų kreipti to editionų. Pavyzdžiui, arba kažkokių tai rusiškų. Nes lygiai ir viskas yra. Visos firmos. Okei. Nu, aš šitą visą lauką sufilmuosiu. Kažkiek mažai juostelį liko. Jas pasasim. Jau apšiai yra ant žalės. O kombainas kaip kulė dabar kulė. Jo, bet matau iš šono visai gražiai atrodo ta mūsų Valtra. Gražiai atrodo. Ir įsirašiau dar vieną modą, tai šito su ratais, kad lygiai suprantu, kai važiuoji tiesiog labai purnas ratai. Matot, ratai žiūrėjau purni traktorius švarus šrutėlis. O važiuojant kažkur keliu gal paprastu, nu žodžiu, asfaltu, jisai, tipo, nukrent, nusivalo. Tai jo, tai kažkokiais tokia logika. Na gal ir tikrai užkiaučiu. Galbūt dar midžiai modą reikės instaliuoti. Tada galbūt per laukus nevažinėsiu. Nu, aš dabar nelabai važinėju, bet pasitaiko kartais. Man viršuose, kad pradeda kaip sėtas presas. Pilnas. Ir čia turlonų išėjo jau 3, 6, 9 jau. Jei gerai skaičiau. Tai dar šitą išra apie 5 gal kažko. Ar 6. Nu. 6 juostas. Nu jo, 4-5 metai. Tai visai nemanau. Kuriam laikui užteks. Nes, jei žinau, ten nelabai daug aš ten galėsiu išsilaikyti. To šieno. Nes, jo, iš esmės nedaug reikia jį, tiesiog jį dar naudoti. Gan ilgai naudoju. Aš kuo daugiau kiaulių, tuo daugiau. Galbūt dar kiaulių daugiau įsigysiu. Dabar taip turiu biškį. Man išeitų 8. Iki dar liktų 200. Visų galbūt reikės eit pasirinkti biškį goldo, aš tiktais 3 ar 4 surinkęs, man atrodo kažką, žinau, kad kažkaip, man atrodo, kažkiek surinkus padeda jos rodyti, ar kaip ten yra. Ir gauni kažkokį tai prizą, aš nežinau kokį. Žodžiu, žinau, kad kažką tikrai gauni. 5 metais, man atrodo, nieko net taip ir net, už tas minėtas. O 13 niekada taip ir nebuvau surinkęs. 13 buvo... Net nežinau, kas ten buvo. Žinau, kad čia kažkokią gauni dovaną. Ir man atrodo visai vertinga. Tai va, čia liko nebedaug važiuot. Manau, čia jau dar, man atrodo, 2 galbūt. Ne, man atrodo, 1 dar pusė.
Paskutinė juosta. Štai, viskas. Tarime nepresuosi, nes nenoriu. Tiesiog paliksiu tuščią presą. Noriu šitą pildys. Ir presą pastatysim prie visų padargų. Reguliuoti tada pasakysiu. Čia padargai, ten stovi mūsų technika. Nu, sėjamoji ten šiandien stovi. Reikėtų būti dar perstatyti sėjamoji. Čia va, prie visų. O ten stovės kombainą. Taip supasime. Tai galim šitą pastatyti čia ir dabar žiūrėti pas variklį. Ir pasim šitą, kuris taip ir neišsijungia variklis atsilaikė. Ir įsismėgė vieną ruloną ir ženklą. Ten kombainas nedėtų supildyti. Reikia dar uždėti, pasimti mūsų. Su reikia pjovimo garsus, kažkas taip jauna kažką dar iš lango. Medį pjavom. Su miškininkystė neužsiimsiu tikriausiai šitam žaidime. Nes kiek ir mačiau, nu, kad ir daug kas yra nusinauja, tai miškininkystė, kad tikrai žiauriai neapsimoka. Aš nežinau, kas šitam žaidime apsimoka. Suprantu, kad, nu, dirba ūkininkus, bet ar čia vienintelis būdas yra geriau užsidirbti? Aišku, už javus gerai moka. Nu, gerai mokėdavo ir tam kažkaip. Už juos išėjo gan, nors ir nedaug juos išėjo visko. Daugiausiai iš ūkininkų bus pasakęs nusipirkti. Ką aš manau, svorį. Man reikia atkabinti šitą su visų rulonu. Kodėlgi ne? Jo, pasikabinti šitą. O tam matinių holdų galios tai užteks. O šitą daiktas šitą turi galios apribojimą. Turi. 7,4 kW reikia. Ai, puikiai, teks. Aiškiai, nu, nieko šį kartą dar su šitą. Bet šiaip žinosi, kad puikiai teks. Tas traktorius šitam. Man svaigi. Aš palauk, kad čia yra toks daiktas, kai... A, jo, čia yra maišytuvas. Net čia yra šitas maišytuvas. Jo, galbūt šito reikės vėliau. Kad pagamint biškį įvairesnį maistą. Nu, čia reikės jau avim ir karim. Avim tai nežinau užsiminėsiu, bet karim tai tikrai. Nes jam visai apsimoka, tas pienas už šitą nebūdų moka. Nu, aišku, turint daug karių, tai netgi visai gerai moka. Mes turim porą šimtų ten. Visai gerai sumoka. O tai matau, šitas šikas paliksiu čia, o kadangi tada žus pasim tą priekabą, tai atsivešiu ir tas šikas, tas priekabos. Ta priekabos infraksuoja, tai, na, yra diržai, kurie sutvirtina, tai tikrai neiškris. Ai, kas čia darosi. Leiskis, kad tu. Neklaus manęs, kaip šis nekalbės. Gerai, ir galim važiuoti iki. Ir štai. Čia va. Ai, va, gerai. Ir štai. Išpilam. Nu jo, kaip ir sakiau. Daugiau neleidžia. Tai galim jį pastatyti atgal į savo vietą. O šitą valsą reikės parvaryti iki mūsų kartos. Nes jie tikrai turės ką veikti.
Na, manau, kad šiam vidui bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Laikinkit, komentuokit, prenumeruokit. Ir davai.